aš tikiuosi, kad ta reforma net pateikimo stadijos nepraeis. Tai ačiū Arnului, nedavė, labai tikino. Tai gal pabandom paskanduoti tą progą, būsto mokesčių ne, būsto mokesčių ne, būsto mokesčių ne, būsto mokesčių ne. Dabar taip, aš nenoriu mokėti nuomos už savo namus. 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 Ačiū Jums! Dabar norėčiau pakviesti Dalia buvo signatarė, ne. Prašau, Seimo nariai paskutiniai yra. Veržiasi visokiai. Dalytė buvo signatarė 23 metais, drebančių kaitėm, drebančių balsų kalbėjo. Jai tada atsimenu dėl elektros kaino šuolio uždarė verslą. Tai Dalia Bugera tiek papasako, kaip tau sekas per tos 1,5 metų ir kur link juda mūsų valstybė. Taip pasisakyk. Tai tau, nebijau. Būtinai, vat ir galvoju, man ta vieta. Nepalikti jūs. Atėjo laikas gintis ne nuo svetimųjų, bet nuo savų politikų, kurie nedirba mūsų visų geroviai, bet veikia prieš Lietuvos žmonės, sudarydami čia nepakenčiamas gyvenimui sąlygas, didindami esamus ir vis išgalvodami naujus mokesčius. Todėl per vadinamus nepriklausomybės 35 metus Lietuvą buvo priversti palikti virš milijonų žmonių. Mūsų negausiai tautai toks žmonių netekimas prilygsta genocidui. Kokios sudarytos sąlygos išvijo tautiečius iš Lietuvos? Pirmoji – bedarbystė, nes politiniai sprendimai sugriauta klestėjusi pramonė, sužlugdyti smulkieji žemės ūkiai ir darbo vietos. Antroji – naikinama valstybinė medicina. Trečioji – po matukų reformos persekiojimo šeimos, atiminėjami vaikai, brangiausias mūsų turtas. Ketvirtoji priežastis – naikinamas, nutautintas švietimas. Paklausti. Jie čia nuolat skanduoja, vat Raimondas Šimaitis padegęs ten kažkokį skudurą panašų į kažkokį ten raidžių gratinį rengia. Ne va, fui, koks blogas Raimondas, fui, negeras Raimondas. Tai žiūrėkit, tai tokiu stiliumi jūs galite pradėti rašyti. Laukais nubėgo kiškis panašus į briedį. Tai čia gėda žurnalistam visiems, ir BNS-am, ir Eltam, ir visiems, kurie skanduoja, ne va, čia labai blogi žmonės renkasi, vat galų varomų nepalaikom. Nepalaikom ir nepalaikysim. Aš pasakysiu savo motyvą, kodėl aš tada tai padariau. Nes manęs niekas neklausė, mane tarkoja dar ir šiandien komentaruose, oi čia susirinks armija homofobų. Aš pasakysiu, kodėl aš tai padariau. Todėl, kad vyras su vyru nori įsivaikinti vaikus ir vadinti tai šeima. Tai pasimimnykit po velnių. Apie serbų šeimą, kurios dėl skurdo buvo vaikai. Tėvas įsiaiškęs, kad vietos valdžia gali būti korumpuota, nusprendė prieš jo viską ir visą šalį keliauti į sostinę, kad atgautų savo vaikus. Tai vaikų teisės operatoriai Pinkalūgas yra. Egidijos atveju sprendimą dėl vaikų atėmimo atėmė Tauragės vaikų teisės apsaugos skyrius, Jurbarko rajono patarėjas Darius Jonaikis, kuris prieš tai buvo sulaukęs kaltinimų dėl didelės žalos padarimo Jurbarko rajono savivaldybei bei teisėjas Gražina Kudžiūnienė ir Jurgita Jasmonė. Teisėja Kudžiūnienė garsioje Jurbarko mergaitės nudaužymo byloje, kur sumušė, beveik užmušė mergaitę. Šitam, kaip pavadina, aš nežinau, žodžių neturiu. Šitam nežmogui skyrė lygtinę bausmę. Tai jeigu galite operatoriai filmą apie vaikų teisės,
Noriu pasitikslinti, kadangi paskui finansų komitete, aš vis tiek žmogus, sako, koks partijos čia stovintis, tai aš stebiu šitos, kad tie oligarchai moka apie 5-3% pelno mokesčio. Kaip tai vyksta, kaip jie tos pinigus, kaip čia gali pasakyti, kaip jie juos išvagė iš Lietuvos? Iš pradžių pažiūrėkite, kur didžiausi verslai, kur jie registravo. Bet Europos Sąjungos teisė leidžia taikyti pelno mokesčio apmokestinimą ten, kur jis uždirba. Tai žiūrėkit, jeigu tu registruota Šveicarijoje, Europos Sąjungos ar ne? Anglijoje. Bet Europos Sąjungos teisė leidžia apmokestinti pinigus ten, kur jie uždirbami. Lietuva užmiršo, politikai užmiršo priimti tą įstatymą. O tai gal jūs norit priimti? Na, aš noriu, aš labai dažnai matau, nes dabar žiūrėkit, gynyba šiais metais gavo 130 milijonų iš Lietuvos bankų pelno. Aš prieš metus tokią pat analogišką registravau, sakė, negalima to daryti, nes Europos bankas neleidžia. Pasirodo, viskas gali. Tai jau dabar gynyba gauna papildomų pinigų.